Tai Luna Robotics gamina naktinio matymo kameras FPV kamikadzė dronam. Tai mūsų pagrindinė mintis buvo sukurti pigesnę naktinio matymo priemonę negu termovizorius. Suprojektavom visus mechaninės, elektroninės dalis Lietuvoje, patys viduje savo komandą, tai nenaudojom nieko off the shelf. Komponentų, visa elektronika yra surenkama Lietuvoje, programinė įranga taip pat yra mūsų sukurta, tai stengiamės padaryti kuo labiau mūsų produktą lietuviškai. Ir atėjo šitą idėją, kad sukurti pigesnį būdą matyti naktį, nes su dabartiniam kamerom yra praktiškai neįmanoma skristi tamsiu paros metu. Visą laiką sakom, naktis per tyli ir karas dėja nesibaigė po 5 vakaro ir jis tęsiasi kiaurą parą ir matėme visi, kad FPV dronai tapo vieni naudingiausių, efektyviausių ginklų kare Ukrainoje, bet dėja dėl dabartinių kamerų naudojamų dronų surinkime jie gali kovoti tik tai šviesiu paros metu. Tai mūsų tikslas sukurti galimybę, kad tie pajėgumai galėtų vykdyti užduotis kiaurą parą. Tai buvo tikrai daug konkursų. Tai įsimintiniausia tikriausiai buvo Taline Latitude 59 laimėjimas pirmos vietos, 250 000 investicija. Tada mūsų pritrauktas finansavimas šiemet, tai 1,1 milijono eurų iš Coinvest Capital, Angel Ventures, Plug and Play ir Litbano, Lietuvos angelų networko. Turbūt didžiausias pasiekimas tai pritraukta investicija, kas leis mums plėsti komandą ir didinti gamybinius pajėgumus, fokusuotis labiau išėjimo produkto pristatymo į rinką ir kiti metai pagrindiniai tikslai bus apyvarta. Patinka tai, ką darom ir tiesiog norisi prie to praleisti kuo daugiau laiko ir išvystyti tą produktą kuo greičiau jį paleisti masinę gamybę, kad tai būtų realiai naudojamas produktas.